laukia rimtas varžovas, važiuojam pas Eurolygos lyderius, praeitų metų Eurolygos čempionus, taip kad šitie du dalykai daug ką pasako. Ir viena komanda, kuri žaidžia turbūt daugiausiai taktiškai, nieko nuostabaus, taip kad tikrai bus sunku sugaudyti juos, bet esam pasiruošę ir bandysim kautis. Sveiki, treneri, akivaizdu, kad Fenerbahčė šiuo metu nėra tos geriausios savo pikinės formos ir tokių atkarpų turbūt pasitaikė ir jums dar dirbant ten. Dabar važiuojat ir kokios tikitės varžovų reakcijos ir kokio veido po to pralaimėjimo Makabiui? Visų pirma, energija tikrai kai tiek sunkiau grįžti prie tų pagrindinių dalykų, kamuolio spaudimas, žaidėjai neduoti nieko už dyką, gynyba dar agresyvesnė, taip kad žymiai didesnės agresijos tikimės. Kaip jums atrodo, tas neoptimali forma gali būti kaip pliusas, ar tas, kad Feneris dabar kaip sužeistas žvėris gali būti kaip minusas? Čia pliusų, minusų, nežinau, aš turiu žiūrėti savęs, ne į varžovus, kaip visą laiką sakau, taip kad tikrai daug pliusų čia mums nėra ką ieškoti, jie bus pasiruošę, bus tikrai, kaip ir minėjot, po tokių ne pačią geriausią atkarpą dabar išgyvena, tai taip, kad tikrai bus motyvuoti, užsivedę ir norės grįžti į tą gerą žaidimą. Tikrasis Žalgirio pasirašymas mačui su Fenerbahčė turbūt spėjau prasidėjo vakar jau tas oficialus, bet ar buvo, kad jūs sugalvojo visokių tų niuansų dėliojimas jau kiek anksčiau prasidėjo stebint visas tas Fenerio rungtynes? Kažkokių smarkių, didžiausias niuansas, kad reikės aikštės gynybą gintis. Ne, juokauju, bet visą laiką, kai rungtynės stebi, kad nesvarbu, kad ir kitų komandų žiūrėdamas bent galvoju, kaip tu žaistum, ką tu darytum, bet šiaip akcentai tik tai dabar žiūrim, stebim, dabar tikrai daug rungtynių, nėra kada čia galvoti apie vieną komandą. Visą laiką galvojam apie tą sekančią komandą, kuri yra prieš mumis ir dabar visos mintis su Fenerbahčė, apie juos, kaip jau kažkiek jau stabdyti, tikrai turi įspūdingai žaidžiančių žaidėjų vienas prieš vieną, kurie gali nulemti ir labai patyrusi komanda yra. Taip, juokais paminėjot aikštės gynybą, bet ar šiaip žiūrint bendrai turit paruošę kokių staigmenėlių kolegai ir ar pats galbūt tikitės kažko netikėto? Čia per tiek laiko, ypač dabar Eurolyga kuo daugiau rungtynių, to sunkiau kažką paruošti, kažką daugiau reikia, manau, kad grįžti prie tų pagrindinių dalykų, elementarių dalykų ir kad žaidėjams būtų paprasčiau, nes visai mes, kaip sakom, jeigu nori būti labai gudrus, kartais pasirodo labai kvailas, taip kad ne per daug gudriai, geriau viską daryti, smulkius dalykus, bet taisyklingai, negu kažką labai čia protingo. Fenerio gretose siaučia Taylonas Hortonas Tuckeris, visi mato tą jo fiziškumą, kaip jis to petukų visus nusistumdo kaip kėglius, visi mato, bet vis tiek niekam nepavyksta sustabdyti. Kaip jūs planuojate jį bandyti, bent pristabdyti kažkiek? Bijau kažką sakyti, nes viską girdės, viską pasakys, tai tik tai pasisakiau, kad aikštę ginsimės, tai neduosim. Šiaip turim idėjų kažkokių, bet vėlgi turim žaidėjai, kurie gali gintis, taip. Bet kaip ir minėjot, jau čia visos Eurolygos komandos galvoja, kaip jį sustabdyti ir kai jis įsibėgėja, labai sunku sustabdyti, taip kad reikia daugiau spaustis, neduoti jam to įsibėgėti, bet irgi čia lengva pasakyti, padaryti žymiai yra sunkiau, taip kad jisai prieš visus įmeta apie 20 taškų, bet vis tiek kažkiek minčių turim. Šiaip kaip manot, įmanoma jį sustabdyti vienas prieš vieną, ar čia turi būti jau visos komandos darbas stabdant jį? Viskas yra įmanoma, nėra lengva, bet reikia didesnių žmonių gal, nes tikrai, kaip ir minėjau, neduoti įsibėgėti, jeigu įsibėgėja jau ten pirmą žingsnį, po to jisai eina į vieną kitą pusę ir gali kryptį pakeisti tokiam greityje, taip kad tikrai sunku ir ieško to kontakto, nusistumia labai gerai nusistumia, taip kad reikia nebijoti savo kūną pastatyti ir gal puolimą kažkur baudą išprovokuoti, tų momentų yra, daugiau spaustis gal irgi, bet vėl nusimeta irgi kamuolį neblogai, taip kad neduoti įsibėgėti svarbiausia, bet nėra ta lengva, ypač atviroje aikštėje. Praėjusiam ture visi tie Žalgirio turnyro lentelės kaimynai irgi iškovojo pergalės ir matėm, kad po rungtynių su Bayern Rūbiniai ir žaidėjai iškart ištraukė telefonus, stebėjo tas rungtynės.
Kiek pats karštai ir intensyviai stebite tas aplinkinės komandas, ar labiau stengiatės atsiriboti ir grinai koncentruotis tik į savo komandą? Kaip visai minėjau, vis tiek žinau iš patirties, kad jeigu pats nelaimėsi, tai kitos komandos tau nepadės. Tai su ta mintimi jau kaip ir nuo pačių pirmų rungtynių. Kiekvienos rungtynės lemiamos, dabar lemiamos, o rytoj mūsų rungtynės yra ir su ta mintimi einam, po to žiūrim į sekančias rungtynės. Taip, kad jeigu čia daug skaičiuosi, daug galvosi, tai vėl vis tiek tų dalykų negali pakeisti, kaip varžovas sužaisti, tu gali pakeisti tik tai kaip pats žaidži, taip, bet į tą reikia koncentruotis į tą, ką gali pakeisti. Taip, kad tokias nusistatymas ir taip norim, kad ir žaidėjai taip galvotų, jeigu patys nepasimsim, niekas mums net neša nevašutis. Ir pabaigai antradienį Silveinas tą čiurną buvo kažkiek nykstelėjęs, Maladalo irgi dar atrodė kažkiek negalvodama žaidė, kokia šių ir visų bendrai komandų žaidėjų situacija prieš išvyką. Šiandien tik turėsim tą treniruotę, taip daugiau mažiau bus aiškiau gal pamatyti, bet vakar pasidarė procedūrą žaidėjai, kurie turėjo, treniruotės neturėjom, taip kad kol kas jokių indikacijų nėra, kad kažkas būtų labai baisiai rimto, taip kad jeigu per treniruotę nieko smarkiai kardinaliai nepasikeis, tai visi bus sveiki. Ačiū.